Dabar antra klausimo dalis - aukštesnio statuso žmogų, kaip jį stumtelėti. Dabar. Mano klausimas, o kas nustatė, kad jis yra aukštesnio statuso žmogus? Čia yra du variantai. Arba jis nusistatė, kad jis yra aukštesnio statuso, arba mes nustatėm, kad jis aukštesnio statuso. Kitaip tariant, mes save padėjom žemiau, negu kad jisai. Ir po teisybei tai visada yra iš abiejų pusių. Kitaip tariant, mes save padedami tam tikrą vietą kliento atžvilgiu, tada klientas, jis mato, kur mes save padedam, irgi save pastato ant tam tikro laiptelio. Ir tada vienas aukščiau, kitas žemiau. Ir iš tokios pozicijos labai sunku yra ir kalbėti, ir dėrėtis, ir pardavinėti, dirbti pardavėjai, nes aš iš karto esu žemesnio statuso, save suvokiu kaip žemesnio statuso, kas tada atsiranda baimė. Nes aukštesnis statusas reiškia ką? Daugiau kontrolės. Ir tame klausime skamba, o tai ką daryti, jeigu aš negaliu kontroliuoti tos situacijos? O kas sakė, kad jūs negalit kontroliuoti situacijos? Kontroliuokite. Lygiai taip pat aukštesnio statuso žmogaus galim paklausti, kokios jums reikia informacijos iš manęs, kad jūs galėtumėt priimti sprendimą. Arba aš matau, kad jūs abejojat. Dėl ko jūs abejojat? Kas jums kelia abejonės? Kaip aš galiu išsklaidyti jūsų abejonės? Kokie yra įrankiai situacijai kontroliuoti? Būdai? Matyt, vienas paprasčiausių, populiariausių ir dažniausiai naudojimų įrankių yra klausimai. Situacija pokalbyje visada kontroliuoja tas, kas uždavinėja klausimus. Nes kita pusė tada jinai reaguoja. Jeigu mūsų klausia, tada mes atsakinėjom. Jeigu mes klausinėjom, tai kita pusė reaguoja į tai, ką mes kalbam. Kartais būna, kad, jeigu pastebėjot, kai kurie žmonės nuolat uždavinėja mums klausimus ir neleidžia mums užduoti to klausimą. Tai dabar atrodytų, bėda yra, nes mes, jeigu atsakysim, bus blogai. Nes prarasim kontrolę, ta prasme blogai. Ir kartais aš matau žmonės, kurie girdi klausimą ir vėl užduoda savo klausimą. Iškai klausimą atsakinėja klausimą. Paprasčiausia situacija. Kiek jūs duosit už šitą automobilį? Kokia jūsų kaina? Sako, už kiek jūs parduodat? Tada sako, ne, jūs pasakykit pirmiausia, kiek jūs norit, aš pasakysiu, toks žaidimas vyksta. Tai ne vienas nenori prarasti tos kontrolės, jis nori valdyti tą situaciją. Bet tas nei gerina atmosferos tarpusavį, nei didina pasitikėjimą, nei galų galia duoda kokią nors informaciją. Bereikšmis. Tai labai prasta taktika gali būti. Mes girdim klausimą, mes atsakom į klausimą ir iš karto užduodam savo klausimą. Reikia tik pavyzdį dabar sugalvoti, koks čia galėtų būti pavyzdys. Kas įvyko šiemet? Pardavinėti ką nors? Taip, pardavinėjau. O kokia situacija būtent jums būtų įdomesnė? Supratau. Tai... O dar jeigu grįžti, jeigu žmonės pastato save į kažkokią vietą ir dažnai labai pastato į žemesnę, nes tikriausiai daugelis pardavėjų numato klientą aukščiau save. Taip. Ir jeigu tai sunkiau dirbti, tai kaip pasakyti save, nežinau, tikriausiai ne aukščiau lygiai su klientu. Ar aukščiau reikia? Kaip yra? Kas padeda parduoti? Matyt, kad čia dar vieno klausimo yra dalykas, nes mes dabar turėtumėm kalbėti apie technikas. Aš pasakysiu patį principą. Mes turim tiksliai žinot, kad klientui mes esam lygiai taip pat reikalingi, kaip klientas mums. Ir čia yra nuostatos dalykas. Aš iš pardavėjų kartais girdžiu, jis sako, bet pirkti tai gerai, nes konkurentų daug, gali pasirinkti, o pardavinėti tai yra sunku. Žiūrėkit, neatlaiko jokios kritikos šita mintis. Dėl to, kad, žiūrėkit, pirkėjų negali būti daugiau negu pardavėjai. Jų yra lygus kiekis. Reiškia, kiek prekių parduodama, tiek prekių yra nuperkama. Tai reiškia, vienodas kiekis pirkėjų ir pardavėjų pagal pinigus, pagal prekes, lygų. Tas reiškia, kad pirkėjui lygiai taip pat yra sudėtinga nupirkti gerą produktą,
kaip pardavėjui parduoti tam klientui. Ir tai, kad pardavėjas galvoja, kad aš esu žemesnis, yra netiesa. Objektyviai netiesa. Subjektyviai taip visiškai nėra reikalo jaustis. Jeigu aš pardavinėju gerą produktą, jeigu klientui tas suteikia vertę, jeigu aš žinau, ką darau, aš žinau, kodėl tai yra reikalinga, aš žinau, kad jeigu ne šitas klientas nupirks, tai kitas klientas nupirks, nes produktas mano yra reikalingas. Reikalingas dėl to, kad jis yra vertingas. O tai dėl ko aš turėčiau bijoti? Dėl ko aš turėčiau galvoti, kad, matot, tam klientui mažiau reikia negu man. Aišku, kai aš pradedu galvoti, kad kaip čia uždirbti pinigus, kaip čia dabar gauti, jeigu neparduosiu, tai tada biudžeto nepadarysiu. Tada bus bėda. Bet pardavimas tai nėra biudžeto vykdymas. Pardavimas nėra pinigų pasiėmimas iš kliento. Ne tai visiškai. Pardavimas yra vertės sukūrimas klientų. Ir jeigu vertės sukūriam, tai jokios bėdos. Jeigu ne vienam klientui, tai kitam klientui parduosiu.